Labą dieną, čia norėjau paskaityti iš Joga Vašistos vieną dalį, ta prasme. Garbė Dievui tada. Gerai, tai jos palaukit, pasidėsiu knygą. Taip. 6.10 pasaka apie Bhagiratą. Ramai paprašius Vašisto papasakojo šią istoriją. Neatmenamais laikais gyveno vienas kilniadvasis karalius vardu Bhagirata. Jis dosniai apdovanodavo kukliosius bei šventosius ir keldavo siaubą nedorėliams. Jis be paliovos dirbo norėdamas įveikti skurdą ir jo priežastis. Kai jis atsidurdavo šimtų žmonių draugijoje, jo širdis išgyveno palaimą. Bhagirata iš dangaus į žemę atnešė šventąją upę Gangą. Kad pasiektų šį tikslą, jam teko įveikti daugybę sunkumų ir net taikyti dievus Višnu bei Šivą su išminčiumi Džana. Dėl šios priežasties jam dažnai tekdavo kęsti nusivylimą ir graužatį. Nuo pat vaikystės jis gebėjo atskirti tikrą nuo netikro. Kartą būdamas vienas jis pagalvojo, šis žemiškas gyvenimas iš tiesų yra toks kvailas ir beprasmis. Diena keičia naktį, žmonės kasdien kartoja tos pačius beprasmius veiksmus. Aš manau, kad vertingi veiksmai yra tik tie, kurie skatina siekti to, už ką nėra nieko vertesnio. Visa kita yra tuščias laiko švaistimas. Jis atėjo pas savo mokytoją Tritalą ir ėmė melsti atsakymą, kaip galima sustabdyti šias nelaimės, senatvę, mirtį bei iliuzijas, kurie kūrė sąlygas vis naujiems ir naujiems gimimams. Tritala atsakė, kentėjimai ir dvejonės pasibaigė, visi pančiai nukrenta tuomet, kai žmogus visiškai ir ilgam pasineria į tikrojo aš ramybę, kai nebesuvokia padalijimų ir kai gimsta pilnatvės pojūtis supratus, kad jau viskas pažinta. O kągi verta pažinti? Tik visur esantį amžinai tikrąjį aš, kurio prigimtis ir atyvas tai yra suvokimas. Bhagirata paklausė, aš tarsi ir žinau, kad šis aš yra vienintelis realus dalykas, tuo tarpu kūnas ir visa kita nerealu. Tačiau kodėl tai man aišku ne iki galo? Tritala atsakė, toks intelektualus supratimas nėra tikrasis suvokimas. Jeigu esi neprisirišęs prie žmonos, sūnaus ir namų, išlieki ramus patirdamas ir malonumą ir sunkumus, jei tiesiogiai suvoki tikrąjį aš, būtent tai yra žinojimas. Visa kita yra tik tuščias savęs apgaudinėjimas. Tik išsikvėpus ego jausmui gali atsirasti tikrasis suvokimas. Bhagirata paklausė, juk ego jausmas tvirtai įsikibė šio kūno, kaipgi jį išgyvendinti? Tritala atsakė, tai pasiekime tik savo pastangomis tvirtai atsisakius malonumų, vaikymosi bei ryžtingai sugriovus gėdos, netikro orumo ir panašiai kalėjimą. Jeigu užtikrintai viso to atsisakysi, dings ego jausmas ir suvoksi, kad esi aukščiausioji būtis. Vašista atsakė, išgirdęs mokytojo žodžius, Bhagirata panoro visiškai atsisakyti žemiškojo gyvenimo ir nusprendė atlikti religinę ceremoniją. Per 3 dienas jis išdalijo visą savo turtą šventykloms bei giminaičiams geriems ir nelabai. Karalystę jis padovanojo savo priešams iš kaimyninių šalių. Ir išeidamas tikrai iš ant jos mens jis paliko savo karalystę ir visiškai slaptai iškeliavo per šalis bei miškus. Greitai jis paniro į visiškos ramybės būseną. Kartą jis atsitiktinai užklydo į savo buvusią karaliją ir prašė gyventojų išmaldos. Šie jį pažino, pasveikino ir paprašė vėl būti jų karaliumi. Tačiau jis nieko išskyrus maistą iš jų nepriėmė. Jie nuliūdo. Jis karalius Bhagirata. Koks graudus likimas, kokia nesėkmė. Po kelių dienų jis paliko savo šalį. Bhagirata vėl sutiko savo mokytoją, toliau jie keliavo kartu, ištisai kalbėdamasi apie dvasinius dalykus. Kodėl mus vis dar apsunkina šio fizinio kūno naštos? Kita vertus, kodėlgi ne? Kol yra, tegu būna. Jie nekentėjo ir nejautė ekstazės, tačiau nepasakysi, kad ėjo viduriniuoju keliu. Net kai dievai bei išminčiai siūlė jiems turtus bei psichinės galis,
galias jiedu atmesdavo tokius pasiūlymus tarsi šiaudus. Vienoje karalystėje valdovas mirė nepalikęs įpėdinio, todėl ministrai ieškojo tinkamo sosto įpėdinio. Tuo metu ten atsidūrė Bhagirata, vis dar dėvintis savo raištį. Ministrai nusprendė, kad jis vertas sosto ir jį apsupo. Bhagirata pasikinkė karališkąjį dramblį ir buvo vėl karūnuotas. Jam valdant atvyko jo ankstesni valdiniai ir vėl maldavo, kad jis taptų jų karaliumi. Galų gale Bhagirata pasikinkė Galų gale Bhagirata sutiko ir panašu tapo viso pasaulio imperatoriumi. Jis elgėsi taip, kaip situacija reikalavo, išlikdamas ramus, blaivaus proto ir laisvas nuo troškimų bei pavydo. Kartais išgirdo, kad mirusių protėvių vėlės gali būti nuramintos tik Gangos vandeniu. Norėdamas atnešti dangiškąją upę į žemę, jis išėjo į miškus atlikti šventų ritualų, o imperiją valdyti paliko savo ministrams. Taip jis sutaikė dievus bei išminčius ir parnešė Gangą į žemę, kad visi žmonės galėtų apsiprausti jo vandeniu bei pamaloninti savo protėvius. Nuo tada šventoji Ganga Šivo šukuosenos puošmena ėmė tekėti žeme.